Demokratija yra vertybė, kurios mes visi labai norim. Nes labai norim susitarti kartu, bet tuo pačiu mes ir norim, kad tie, kurie mūsų atstovauja arba mums vadovauja, jie turėtų kažkokią aiškę viziją, žinotų, kur mus veda arba ko mes norim. Bet ar gali demokratija gyventi organizacijoje, kurioje yra aiškus vedliai, aiškus tie, kurie žino, ką nori padaryti ir kur nori mus nuvesti? Į šią diskusiją pasikviečiau žmonės iš tokių pasaulių, kur autoritetas ir žinojimas, kur mes einam, yra labai svarbus. Sporte labai yra svarbus treneris, krepšinėje jis daug dalykų apsprendžia. Teatre yra labai svarbus režisierius ir meno vadovas, nes jisai irgi žino, ką nori sukurti. Universitete yra svarbus profesorius ir rektorius, kuris žino, ką reiškia gerai ištirti ir ką reiškia gerai mokyti. Šitokie 3 labai skirtingi žmonės, draugė su jais pamėginsim paieškoti demokratijos organizacijose. Ateikite į festivalį būtent vasaros pabaigoje, prisijunkit prie mūsų pokalbio, užduokit savo klausimus, lauksiu pasimatant.